Yes, Jesus said, I have come that you may have life in abundance. Jėzus pasakė, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą pilnumoje. And Jesus also said, whoever believes in me, from his heart, rivers of living water will flow. Jėzus taip pat pasakė, kad tas, kuris tiki manimi, iš jo širdies tekės gyvieji vandens šaltiniai. From his heart. Iš to širdies. Not only one river, rivers of living water. Ne tik vienas šaltinis, šaltiniai, upės gyvojo That vandens. is in John chapter 7, 37 to 39. Tai yra iš Jono Evangelijos 7 skyrius, 7:39 eilutė. Yeah, the rivers of living water. Gyvojo vandens šaltiniai. That is many graces and many charisms. Tai yra daug malonių ir daug charizmų. Every person, every baptized person has so many charisms already in them. Kiekvienas pakrikštytas žmogus jau turi tiek daug charizmų savyje. When we stir that charisms, when we activate that Kai charisms, mes išmaišome, kaip mes aktyvuojame tas charizmas, then only our Christian life will be thrilling and powerful. tik tada mūsų krikščioniškasis gyvenimas tampa toks jaudinantis ir pilnas jėgos. Otherwise, we will have a lazy life. Kitu atveju mes turėsim tokį tinginio gyvenimą. Yeah. The Holy Spirit is given to us already with so many power and charisms. Šventoji dvasia mums yra duota su tiek daug galios ir charizmų. And Jesus also said in John chapter 14:12, Ir Jėzus taip pat pasakė Jono skyriuje 12 eilutę, that whoever believes in me shall do all that I do and greater things than I do. Jisai pasakė, kad tas, kuris tiki manimi, darys dalykus tuos, kuriuos aš darau ir net didesnius. Whoever believes in me shall do all that I do and greater things than I do. Kas tiki manimi, darys tai, ką aš darau ir dar didesnius dalykus. It is unbelievable. How can we do the things what Jesus himself did? Tai yra netikėtina, kaip mes galime daryti tuos dalykus, kuriuos Jėzus pats darė. So namely, the anointing of Jesus has three anointings of Jesus, namely priestly, kingly, and prophetic anointing. Taigi Jėzaus patepimas turi 3 aspektus. Tai yra Priestly, kunigiškas, kingly, and prophetic. karališkas ir pranašiškas Yeah. patepimas. So in the Catechism of Catholic Church, this is all explained. Taigi katalikų bažnyčios katekizme viskas yra paaiškinta. That is, when we receive the baptism, we become one with Christ. Taigi, kai mes priimame krikštą, mes tampame vieną su Kristumi. All what Christ is already given to us. Visa, kas yra Kristus, yra mums duodama. That is priestly, Kunigiškas, kingly, karališkasis and prophetic. ir pranašiškas patepimas. But we have to activate these charisms as we grow, becoming mature adult. We have to grow into these charisms. Taigi, tačiau mes turime aktyvuoti tas charizmas, kadangi mes augame, tampame brandesniais, suaugusiais, mes turime aktyvuoti tas When charizmas. Jesus began his mission, he chose the apostles, and the first time he chose the apostles, and he first thing he gave is all the charisms. Taigi, kai Jėzus pasirinko savo apaštalus, pirmą dalyką, ką jis darė, jis davė savo charizmas. He called them, Jisai pakvietė juos, he gave them, jis davė he jiems sent them. ir jis išsiuntė juos. Yeah. So we have the call. Taigi mes turime We are pakvietimą. also set. Mes taip pat esame But siunčiami. we cannot do anything without these
charisms are active. Bet mes nieko negalime padaryti tol, kol mūsų charizmos nėra aktyvios. If you call a carpenter to work, Jeigu jūs kviesite dailidę dirbti, he should have tools. jis turi turėti Then įrankius. only he can work. Tik tada jis gali dirbti. So, each one of you Taigi kiekvienas iš jūsų has many tools. turite daug įrankių. The Lord has already given. Viešpats jau tai davė. When Jesus sent the apostles, he told them, go, proclaim the kingdom. Kai Jėzus išsiuntė apaštalus, jisai pasakė, eikite ir skelbkite karalystę. Then he said, heal the sick, Ir jis tada pasakė, gydykite ligonius, raise the dead, prikelkite mirusiuosius, deliver the people from all evil, išlaisvinkite žmonės iš visokio blogio, heal the leper, rūpsuotus išvalykite. heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Taigi 4 dalykai. Išgydyti Heal the sick, sergančiosius, raise the dead, prikelti mirusiuosius, cleanse the leper, nuvalyti, cast out nutyrinti demons. nešvarius, rūpsuotus ir išvaryti So demonus. this is, in this, all other gifts are infused. Visos kitos dovanos yra tarsi įlietos į tai. So in short, every one of you Trumpai tariant, kiekvienas iš jūsų has many spiritual gifts, turite daug dvasinių dovanų, but they are hidden in us. bet jos yra mumise paslėptos. We have to activate them, Mes turime jas aktyvuoti and you will immediately see it is working. ir jūs pamatysite, visą tai veikia. So when I am coming to your country Taigi, for kai this aš seminar, atvyksiu į šį seminarą į jūsų šalį, I am so eager to meet you and see aš laukiu susitikti su jumis ir pamatyti an astonishing tą nuostabų vaizdą. working. All of you will start seeing visions and Jūs pradėsite matyti, reiškia, prophecy veikiant šventą and dvasią, the gift of vizijos, healing. pranašystės, gydymo but dovanos one veiks. preparation you have to do is Bet jūs turite pasiruošti. you must have a very special prayer for cleaning and empowering your inner self. Jūs turite kalbėti maldą tam, kad būtų jūsų vidinis aš išvalytas ir įgalintas. Yeah. That is called personal prayer. Tai yra vadinama asmeninė malda. That Jesus said, when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. Taigi Jėzus pasakė, kai jūs norite melstis, eikite į savo vidinį kambarį, uždarykite duris ir melskite savo tėvui slaptoje. So that is a special prayer. Taigi tai yra ypatinga malda. Igle will lead you into that prayer later on. Eglė jums tą maldą pasidalins, Yeah. praves. It would be good if you prepare learning gerai. that prayer and praying that every day. Jeigu jūs šią maldą išmoktumėte melstis kiekvieną dieną. The very important aspect of that prayer is that prayer you are praying to the most holy Trinity in you. Taigi labai svarbus aspektas, kad kitoje maldoje jūs melžitės švenčiausiai trejybei, kuri jau gyvena jumise. You pray, Holy Trinity dwelling in me. Jūs melžitės į švenčiausią trejybę gyvenantį I manyje. surrender my life, Aš atiduodu savo my soul, gyvenimą, savo my sielą, spirit, savo my dvasią, mind, savo protą, all my inner vis- areas. visus savo dvasinės erdves. And then Svitas. sanctify the inner self. Ir taip pat tai pašventinti visą tą And vidinį. then praying for infilling of the Holy Ir Spirit. tada mes meldžiame šventosios dvasios pripildymo. So when you do that, Ir kai jūs tai it will padarysite, be very good for this seminar. tai bus labai naudinga šiam seminarui. Maybe in one seminar, everything you may not learn, you may have to do again, so I am ready to come again. Galbūt vieno seminaro metu jūs viso to neišmoksite, viso, galbūt reikės atvykti dar kartelį, tai aš So the esu personal pasirengęs. prayer, the Igle will teach you the personal Asmeninė prayer malda, later on. kurią Eglė pasidalins su jumis, So yra now labai I pray for svarbi. you. Taigi aš dabar meldžiuosi už jūs. Oh, Holy Spirit, O šventoji dvasia, bless everyone, laimink kiekvieną,
every one of them who is planning to come for this, Visus, kurie planuoja atvykti į šitą susitikimą. everyone who is listening to me. Visus, kurie manęs Oh, klauso. Father, Son, and Holy Tėve, Spirit, Sūnau, dwelling in Šventoji them. Dvasia, Oh, gyvenanti Holy juose. Spirit, Šventoji Dvasia. bless them, Holy Spirit. Laimink juos, Šventoji Empower Dvasia. them, Holy Įgalink Spirit. juos, Šventoji Oh, Dvasia. Lord Jesus, Viešpatie Jėzau, anoint them. patepk juos. Oh, Blessed Mother, Palaimintoji help mergelė them. motina, padėk come, Holy jiems. Spirit. Ateik Šventoji Come, Holy Dvasia, ateik Spirit. Šventoji Dvasia. Anoint them. Patepk Shalabala, juos. halabala, 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 halabala. Shandara, halabala. Oh, Holy Spirit, O open, Šventoji Dvasia, touch atidaryk everyone, ir Lord. Anoint them, palies Lord. kiekvieną, patepk kiekvieną Shandara, viešpatį. halabala, halabala, halabala. Amen, amen. Amen. I think somebody I am seeing Aš matau, kad right kažkas now, dabar, somebody is getting a healing. kažkas gauna Those who are išgydymą. listening this, Tie, kurie klausote šio a įrašo, person's ear žmogaus ausis, having some hearing problem, kuris the Lord is turėjo healing. problemą ausyje, viešpats ją gydo. I am seeing Aš a matau ear and ausį having difficulty to Ir hear. kur turėjo problemų That person girdėti. is looking, hearing like this, Tas žmogus tarsi klausosi taip prisilenkęs. but now the hearing problem is improved. Bet dabar girdėjimo problema yra pagerinta. That is a sign. Tai yra ženklas. Amen. God Amen. bless you. Bye-bye. Viešpats te laimina. Amen. Iki malonaus. In the name of the Father and of the Vardant Son Dievo and of Tėvo the ir Holy Sūnaus ir Spirit. Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū.